Nu tai sveiki, mėlyjeji, norim jums pristatyti mūsų svečią, tai yra Vita, tai prisistatykit, prašau. Taip, tai esu Vita Kazėnienė, esu visibankai.lt įkūrėja ir mes esame būsto paskolų tarpininkai, didžiausi ir geriausi būsto paskolų tarpininkai Lietuvoje. Sutinku. Taip. Taip, tai iš tikro, pirmas dalykas, ko norim iš jūsų sužinoti bendrai, tai yra, kokie yra pagrindiniai reikalavimai, kas liečia, norint gauti paskolą. Pagrindiniai, aš sakyčiau, visą laiką 3 yra. Tai žmogaus pajamos, perkamas turtas ir žmogaus finansinis pasas arba kretingumo istorija, kaip kiti mėgsta sakyti, tai 3 tokie pagrindiniai dalykai. Bet po jais paskui dar slepiasi. Jeigu pajamos, tai pajamos kiek žmonių dalinamos šeimoje. Ar aš esu vienas, ar aš esu dviese, ar mes turim dar vaikų. Tai ten jau paskui dar dėliojas. Bet pagrindiniai 3, ką visą laiką reikia žiūrėti. Pajamos, perkamas turtas ir kokia mano kredito istorija. Taip. O klausimas dar toks dėl kredito istorijos. Aš žinau, kad turbūt tai yra vienas aktualiausių dalykų. Kaip ją patikrinti? Keli yra būdai. Bankai visą laiką teikia informaciją Lietuvos bankui, taip vadinamas paskolų duomenų bazė, PRDB, paskolų rizikos duomenų bazė. Jeigu taip pažodžiui, PRDB vadinama, tai kiekvienas gali pilietis nemokamai pasitikrinti įėjęs į Lietuvos banko puslapį. Taip. Ir kitas yra patikrinimo būdas, galbūt šiek tiek gilesnis, nes tenais informaciją pateikia ir ne tik kredito įstaigos, bet ir kitos įmonės, tai yra Kreditinfo. Ta informacija yra mokama arba ten reikia palaukti kažkiek tai laiko, kad būtų sugeneruota nemokama informacija. Tai vadinais galima savo kreditingumą pasitikrinti. Šitą būtent Kreditinfo duomenų bazę, kuo jinai įdomi, ten jūs galite matyti, jeigu, tarkim, telekomunikacijos bendrovė nesulaukė iš jūsų mokėjimo, jūs užvėlavot, bendrovė pranešė Kreditinfo, kad jūs vėluojat ir atsiranda iš karto, kad jūs esat prie tų žyma tokia. Žyma, taip. Ir čia blogai jau? Žiūrint, koks laikotarpis. Bankai atsižvelgia, jeigu ten 1-2 dienų vėlavimai tikrai niekas nekreipia dėmesio, bet jeigu yra tendencija, pavyzdžiui, kad žmogus vėluoja kiekvieną mėnesį, pavyzdžiui, po pusę mėnesio, 15, jau yra toksai daugiau čia elgesio yra parodymas žmogaus, neatsakingumo ir tai nebūtinai yra kažkoks tai piktybiškas. Galbūt žmogui atlyginimas ateina ne tom dienom, kaip jisai anksčiau gavo ir automatiškai jisai vėliau gali mokėti ir už tai atsiranda tas vėlavimas. Tai labai griežtai nežiūrėčiau vėlavimų iki 30 dienų, nes tai reikia įsiaiškinti, o kodėl jie buvo, nes gali būti po to slypėti istorijos. Supratau. Tai žodžiu, reiškia, kad net jeigu yra vėlavimas, tai nėra kritiška, jeigu tai yra iki 30 dienų ir jeigu yra kažkokia tai priežastis. Pavyzdžiui, kad žmogus paaiškina, kad aš gaunu atlyginimą, tarkim, iki 10 dienos, o man reikia mokėti iki 5 dienos. Tai reiškia, kad čia nėra jau viskas basta, tas clear, reiškia, kad viskas kaip ir tvarkoja, tiesiog reikia paaiškinimo. Taip, svarbiausia, kad nebūtų labai tendencijos nuolatinės, ar ne, kad tai būtų galima traktuoti kaip įprotį, ar ne? Taip. Nemoku. Tikrai mes susidarėm su klientais, kurie, pavyzdžiui, tom pačiom telekomunikacijos bendrovėm, jeigu jau apie jas prakalbam, ar ne, moka kartą į ketvirtį. Tiesiog, jau tada, kada gauna pranešimą, kad to jau atjungsim telefoną, tai tada vėl už viską sumoka. Taip. Ir vėl tvarkingai gyvena. Tas pats gali būti su elektra, su vandeniu. Lygiai tas pats gali būti, kad, taigi aš sumokėjau, kame reikalas, bet tai yra įprotis, o bankui yra svarbu, kad būtų įprotis kiekvieną mėnesį tvarkingai gražinti kreditą ir palūkanas prie kredito. Natūralu, jisai tada žiūri, kad tas žmogus turbūt rizikingesnis, jis greičiausiai mums gali vėluoti. Bet tai nėra uždėta jau, kaip atsakėt, kad jau kryžius viską žmogus negaus. Taip. Jeigu yra ilgalaikiai vėlavimai virš 30 dienų, jeigu atsiranda kažkokie tai antstoliai, tada jau yra sudėtingas procesas. Iki to laiko galima apsiginti.
O dar va toks klausimas, aš manau, kad tai tikrai būtų aktualu, nes aš ir pati kartais apie tai vat pagalvodavau ir dabar kartais būna mintis. Tarkim, žmonės, kurie vat su individualiom veiklom, dar kažkaip, žodžiu, kurie savarankiškai moka mokesčius už save. Tarkim, jeigu jie vėluoja su tuo pačiu privalomuoju sveikatos draudimu, ar tai irgi yra įtraukiama? Nes kartais irgi mano klientai klausia, tarkim, nori gauti paskolą, klausia, o jeigu, tarkim, aš pas dėtę nemokėjau pusę metų, ar tai bus įtraukta taipogi į tą kredito istoriją? Jeigu buvo pranešimai iš VSD, ar ne, tai tada taip. Bet greičiausiai nebus pranešimo, nes tie, kurie dirba su individualia veikla, su verslo liudijimais, truputėlį kitaip dėliojasi finansus ir tie mokesčiai yra ribos, kada tu turi susimokėti, bet taip griežtai nežiūri. Būna bankai paprašo kvito, kad tikrai susimokėjau. Būna tokių atvejų, ne visą laiką tai nėra taisyklė, bet būna, kad paprašo. Čia panašiai kaip kada turtą reikia apdrausti, jau kada įsigyji, kaip ir apdraudžiau, polisą turiu, bet jis dar neįsigaliojęs, nes aš dar nesumokėjau. Tai kai kurie bankai paprašo mokėjimo kvito, kad matyt, kad tikrai tas polisas jau įsigaliojęs yra. Taip. Tai vat prašau, tai yra tokia viena iš... Nėra sunku? Ne, nėra sunku, tai yra tokia labai svarbi informacija, tai ačiū labai už tokį išsamų atsakymą. O jeigu jums reikės pagalbos su paskola, tai drąsiai galite kreiptis į visibankai.lt, paliksime kontaktus, tai nepamirškite pasekti mūsų kanalą, taip pat visibankai.lt paliksim nuorodą ir turtas 365.